galėjo būti, bet pirmos tokios varžybos, kaip galima sakyti, 10-tukę suvažiavau 6-oje vietoje, nes taip pastoviai būdavo, tai susidaužai su kuo nors, tai nebaigi, taip toliau. Šį kartą stabiliai, gerai važiavom. Sekmadienį šiandien buvo 2 važiavimai, kuriuose 2 iškovotos antros vietos, finale startavau antru. Po starto visai nieko buvo, 3 važiavau, bet važiavimo eigoje variklis po biškį pradėjo sėsti. Ir tas tempas krito, vienas kitas aplenkė, bet sugebėjau dar 6 finišuoti.